www.topužvejys.lt. O, koks lynis. Matot, hebra. Vos vieną į zubą nepataikė. Eik tu, kad būčiau prasileidęs, kad būčiau gavęs į arbūzą tiesiai. Būčiau ir užmygę šią kartsonu. Eina tolyn, viskas, o. Eina savo. Paliečiau jautriausią vietą karpiaus. Prie kiaušinių. Nu ką, hebrytė, labą dieną, kur atvarėm, vėl žvejybą, bet šį kartą atvarėm į karp spotą, vėl kaip ir praeitais metais į 5. sektoriuką, su namuku, ir ačiū Dievui, kas su namuku, nes čia už nugaros vėl vėjukas šniokščia, kaip ir praeitą žvejybą Kintuose, tai žodžiu, bent nesušalsim. Tai ką, hebrytė, kiek žinau, visi sektoriai bus užimti, tik iš dešinės neturės kaimyno, 4. sektoriui, o visi sektoriai realiai bus užbuginti, bus pilna. Tai žodžiu, bus presingas. Na, bet manau, mes pagausim, svarbiausia orai ką leistų. Ir viso, kaip sak, problema neturėtų kažkokių didelių būti. Tai va, sektoriuks aptvarkyts. Atvažiavę, dėkim į namuką, nebūtinai į paprastą, dėkim sektorių be namuko, viską rasit atvažiavę graibštus, visą šitą reikalą, paskui matai graibštai bus namukose, o visa kita bus ten pavėsiniai. Ir ne tik galit graibštą ar matą gauti, galit ir pašariukų, draug pamiršot pasiimti. Aikė, pašariukų, popikų, vafterių, viską galit gauti, nusipirkti čia vietoj, visko bus. Tai, žodžiu, vis patogiai ir pasaka liuks. Tai va, hebrytė, einam ruoštis, šiandien turim balandžio 24, žiūrėsim iki 26. Tai dėkim orai baisiai nenuliūdins ir pagausim tą karpiuką ir čia. Na va, einam, nešiojamės daiktus ir tuoj, hebrytė, neužilgo viską ir pamatysit. Nu ką, einam į vidų, laukia vėl šniokšt, noro arbūzas šalti. Tai žodžiu, pradžiai, masaliukai. Orka. Sistema dar 20 cm. Startuosiu kaip į praeitais metais, taip pat startuosiu, tas, kad bus masaliukai susimažinau, apipjauščiau, paskui shellfish plums ir krill fruity. Tai va tokie. O iš pašarinės bazės krill fruity 18 mm, vieną kriliaus palėčių greitai tirpstančių, ir užpilsim krill fruity dypaus. Visio, taip pradėsim važiuoti, bandysim žiūrinėti, kas geriau čia kur dirbs. Ir matysim, laiką biškį turim, iki sekmadienio, penktadienio čia, kaip sak, spėsim. Tai va, o reik ruoštis vidui, nes žieminės kepurės nepasėmiau, o arbūzniką nori šalti. Aš nesuprantu tik vieną dalyką. Kai darbą važiuoji, oras ir pasaka, Jėzo, šilta 16-17, tik į žvejybą ir subliurni viskas. Nesuprantu. Kas čia per nesąmonė. Aišku, dar ko nepaminėjau. Į pavakoinės tirpukai krill fruity. Reiks vieną įsimesti krilių tirpuką, pažįst per kiek laiko ištirpst. Kad pažiūrėt, koks tas intervalas ir ten kaip ant viskas laikos tam dugne. Gal bandysi paskui gal ant pačio plauko gal bandyti dėti.
irgi tirpuką matysim. Tai ką, pirmą susiblenderiuojam, susimalam, susikrušinam. Pradžiai, va, vėl kaip vieną porcykę. Čiukšt. Yra baziai. Nu ir viskas, chybyti. Sukam, judam, einam žuvį gaudyti. Na va. Viską susirašėm. Dabar užpilsim nedaug krill fruity likviduko. Taip, tiksliau, dypo. Tai žodžiu, baisiai daug reikia irgi nepersistengti. Nebus tas vanduo irgi čia ypatingai šilts. Nemanau, bet kvaps gers. O, žinot, kai būn, pažiūrėkim, kai norit kavos atsigerti ir kažko biški trūkst. Ir norit kažko biškelį stipresnio įsipilti, bet reikia nepadauginti, kad kava nepaliktų neskani. Tai tas pats čia, kad reikia pilti tiek, kad karpiam būtų ledas, kaip jums su kava ir plius kažko stipresnio. Jeigu supratot mane, ką aš turiu omeny. O. Pasaka. Ledas, saldainis. Vėjuks ir nesiramin. Baisulinis. Galvoju, kad jau šiandien bus ramesnis, bet prie vandens kaip visada. Vėjas didesnis. Jeigu aplamai kažkur ant lauko esi. Ką aš jums pasakysiu, chebrytė, buvo sunki savaitė darbo. Viską ruoštis, pats geriausias dalykas, kai jau meškerę susimetei. Yra viskas liuks. Reikia įsijungti laivėlį. Reikia sukalibruoti, varyti taškus ieškotis. Šįkart parodysiu jums tą halotą. Galėsit pasakyti savo nuomonę, nuspręsti, ar geras dalykas, ar negeras. Šitų variantų. Susikabinam masaliukus. Va. Liuks. Na ką, žiūrėsim toj, ką čia mes turim gerą. Pasižiūram, susikalibruojam. Toj viską aprodysiu, kas kur kame. Tai va, jeigu normaliai matos. Biški sunkiai, man atrodo. Matosi sunkokai. Vandens temperatūra kol kas 12,7, bet krent. Va tas dalis abilietumą iš nekuda irgi žiauriai lėta temperatūra krent. Ant pašilėsa iš mašinos, kai ištraukiena ir ko nukrenta, turi palaikyti. Nu va, žodžiu, hebra. Plaukam. Matysim, ką čia mes gerą turim. Tikiuosim per kamerą normaliai matos. 12,4 temperatūra, krenta. Nu, manau, gal bus kokį 12, nors čia šią savaitę gal neblogai pašildė. Tai va, tai manau, gal kažką turėtų būti viskas gal ir okei. Specialiai pasirinkau krillį fruity tam, kad vis tiek praeitais metais gaudžiau ant saldukų. Bet šiais metais jau, praeitais metais, kai gaudžiau, buvo vasara, šilts vanduo, o šiais metais, kad jau vis tiek dar tas vandenukas dar yra viesus, tai gan geriau pabandyti tokį viduriuką paimti, dėkim, saldų ir smirduką viename, tai kad toks būtų viduriukas. Tai ką čia turim 11, jau viskas 11,6 temperatūra, krenta. Tik reikia atstumus žiūrėti.
Pas mane čia 5 sektoriui 105 metrai. Kad paskui nepersistengčiau. Nu, kaip girdite, einu žymos, o paskui, kaip sak, apie taškus papasakosiu. Nes vėjas baisulinis, pafilmuosim biškelį vėliau. Tai vat pamatėt, kaip sakant, nu, vis kaip ir liuks, bet galėtų būti biškelį. O biškelį, kaip sakant, greitesnis temperatūra va krent, va 11,5 bėr. Tai vat, nu, sakau, bet nieko norėt, kaip pasakant, už tokius pinigus, bent kol kas aš tada patenkinsies. Einam, užsimesim. Parsiplaukiam. Parplaukiam mūsų kateriokas. 3 taškeliai, visi ant 105 metrų ribų. Dabar svarbiausia įlipti ir nenuskėsti. Kažko siklesnio nieko baisiai neradau. Visi, kaip sak, 1.2,7, kitas 2,9, o ką sikliausiai radau, 2,1. Tai vat. Žodžiu, matysim. Visi ant sektorių, kaip minėjau, ribų. Kažko arčiau, nieko neradau. Aš man patinka visą laiką žiūrėti daugiau mažiau, jeigu ir vadėkim ant to sektorių ribų, patogiau. Tas pas kaip toj pačiai Tauragiai irgi. Aš jums nežinodavau, per daug užšnekėjau, per daug įdėjau. Geras klausimas. Nu, matysim. Nes jau įdėjau vieną gerą kaušelį. Nu ką, plaukiam. Niekaip vanduo nepakiln. Normaliai. Tam pakilį galėtų svimą laivelį paleisti. O kai dėt per bangelės. Nu jau privarysi baterijas vėl vandenuko. Nemažai. Gerai, kad praeitą kartą pastebėjau, galės dabar įsipilti. Laukan. Kad be reikalo nebūtų. Nu va. Plaukiam. Nu ką, į paskutinį leidžiam. Į paskutinį taškelį. Į būsiu susimesta. Galėsim sėdėti ir laukti, kas čia bus. Užteks tą pašarą pakankamai. Nebent biškant, nes kai bangos daužo, biškant pavakuonių gal užbarsyt, kad nenutirptų, kuo nuplauk. Nes dėd tiesiai bangos, kai atsimuš, kai duod purslais vandenį į vidų. Kropniai. Nu ką, ir viskas. Didysis, nuo jo priklauso, ar tu karpį pagausi, nepagausi. Viską galite rasti karpių žvejybai. Nuo palapinės iki meškerių ir pašarų. Tai užsukite, nepamirškite topužvejys.lt. Ką, chebrytė, einam traukti pirmą žuvį. Pirmą žuvį. Matot, kelnoja, nuleidžia. Buvo kaiminystė 3 sektoriui pasikalbėti, irgi linioką ištraukė. Tai pradėjo į man pipsenti. Oba! Bet gražus atrodo, tik tada atrodė. O pasirodė.
Gražus linioks, gražus. Na, o, pirmas žuvis. Aišku, ne karpis, bet vis geriau. Jeigu ne karpiai, ateis naktį. Karpiokai ateis naktį. Niekur nedings. Ateik. Nu, jį turim. Visi. Pagydom. Šitą kamerą atlenkam. Va, nu. Eik tu savo ant rankų da tiesiai. O žeplys. Nusidažiau. Nu, hibrytė. Gražus. Liniokas. O. Gražutis. Nu, bus kokį 2,5 gal. Nu, gražus. Ką, leidžiam namo. Einam persimės meškerės, lauksim kito. Nu, bėk. Nu, žuvis pabiškai juda. Linai, kaip sakant, greičiau atsišauk į masalą. Matysim, gal pajudės kažkas. Laukam. Ką, hibrytė? Atėjo meškerių persimest, o kažką turim antram gale. Įtempia valą, bet greičiausiai turim vėl linioką. Bandom kirsti. Kažkas pareina. O, spardas biški. Bam. Eini čia. Eini. Bet greičiausiai, kad bus vėl lins iškibimo, tai manau, kad bus liniokas. Vėl tas pats draugelis. Na nieko, gal linai naktį atsitrauks. Parės karpiai. Tikėkimės. Nes nemanau, kad reikės gal vis naktį su linais varkti. Bet dirb tik tas kairys taškas. A nieko nebi. O, koks lins. Matot, hebra. Ot, kibims buvo, bet atsikabino. Nu nieko, einam. Persimetam. Žodžiu, laukam to vakaro. Nakties, kada pradės viskas judėti. Šia reiškia žulynų ten irgi ir kurį metu. Baisiai atrodo per tą echolotą nerodė, bet vadinasi yra. Ką, hibrytė, ką čia daug apie prikalbėsi, dėsiu viską tą patį, spręsim, kaip sako, žvejybos, kaip praeis pirmoji naktis, ką čia reikia toliau daryti, o dabar dedam viską tą patį ir, žodžiu, einam, gaudom žuvį. Ką, įtempė vėl, bet žodžiu, manau, kad nieko ypatingo. Koks linioks buvo gal, o dabar jo nebėra.
Žinokit, chebra. Žinokit, chebra, ne. Karpis bus. Ir pagal traukimo toks nevaikišks atrodo. Nevaikišks. Bet pats matėt. Įtempė ir viso. Aš galvoju, ką vėl lins. O turim karpį. Eik tu sau. Į dar neblogą. Kaip ir sakiau, naktį prasidėjo. Turim. Tik iš dešinės sudirba orka. Orkutė. O, nu negal sakyt gražus. Gražus. Nėra iš mažųjų sportininkų. Tikrai nėra. Gražus karpiukas. Kimba. Toks, kaip sakant, vidutinio dydžio. Ateik. Pas mane. Būk tu geras. Va, chebra, turim. Viskas turim. Turim. Nu kiek čia bus? 9 turėtų būti tikrai. Aš sakyčiau. Gražu karpis. Nu nesispardyk, lesk. Jausmas, kai žiema būtų. Gražiai lupytė. Ašmas. Jo, orkai buvo. Orkutė, bet taip įdomiai. Ir vangus, tie kibimai. Tiesiog įtempė ir viskas ir laikė. Ir, kaip sakant, yra kaip yra. Svarbiausia kimba. Gal pagydo mano. Bet pasipenėjęs. Vos vieną į zubą nepataikė. Eik tu, kad būčiau prasileidęs, kad būčiau gavęs į arbūzą tiesiai. Būčiau ir užmygęs šią kartsonu. O, liuks. O, ką chebrytė. Bandyti įsitraukti nuo laukaną. Ir bandysim parodyti jum. Oba. Blemba, užkyba. Oba. O. Eina savo. Bet aš apšvietimus biškėlį prastas, sakyčiau. Ar matysis šį normaliai? Biškėlį. Kaip sakot, chebra? Bandysim prikelti. Ai. Aba. Čiūkšt. Va toks tai. Karpiozikas. Matot. Eisim, dėsim svėrimo maišą. Tiksliai nesvėrimo maišą, į laikymą maišą. Ką chebrytė, judam, turim. Važiuoja. Važiuoja.
O, prašo valo. Gerulis bus. Nu, visą naktį beveik ramiai po to pasnekibimo. Žodžiu, niekas nekeisiu. Gaudysim šiandien taip pat. Taškai tie patys, masalai tie patys. Žodžiu, čia vis gerai dirb. Tų kibimų ašmės mažoka, bet nieko norėti ir orai ir nahui. Ir orai ir permainingi. Dabar iš kitos pusės vėsio put. Žodžiu, į taip, į naktis šaltos. Į taip, ir viskas ir, kaip sakė, su tais kibimais ir gerai. Bliam, kai vals viniojas. Nepasiduod. Eina tolyn viskas, o. Eina savo. Ten žvynis, piktas žvynis. O, kai varo. Varo, hibrytė, varo. Eik tu savo, kur tu išeini? Pasiduok, viskas jau. Įeisida man kokį kliuvinį paskui. Būstytas spranda, bet te pamatęs. Ne dičkis, bet džiazo davė. Liuks. 3 kibimai, 2 ištraukti. Neblogi rezultatai. Ateik tavo daug man tą kablį. Kur ten turi? Nu. Kokiu tavo burna įdomi, tokia siaura. Labai jau. Toks įdomi, ta burna tokia labai įdomi. Kaip paukščiaus, žiūrėkit, va. Bet laukia rytelis tai nešilts. Rankelė šala. Šitą irgi įdėsim, atsikels Hebra, padarys man nuotraukų, įdėsim irgi laikymo maišą. O. Kokie karpiokai gražus. Bet tas lūpas kokios įdomios, susitraukusios tokios, jeigu matot per kamerą, kokius tas karpis. Deformuotas kažkokios biški lapytės. Na, hibrytė, juda po biški, juda. Ir sakė, nu gal antrą parą daugiau įsidėsim. Let me
Einam. Turim vėl kažkokį nusikaltėlį. Tampa, tai viršų tai apač, bet kažkas yra. Kažkoks žuviliokas yra. Būkšt, padedam, kamerą atsipalaidavę. Kai nevažiavimą gali atsipalaidavęs nueit, traukt žuvį, niekur skubėti nereikia, važiuoti tada reikia skubėti tada. Va šitais pažiūrom, ką turim. Pareins visam kiaupinėm. Vat, užkabina. Nu, pavyks praleisti. Ką turim? Lyn. Taip ir galvoju. Kad taip jau lengvai parein. Karpis jau taip lengvai nedūt toks. Neleistų taip lengvai parsitraukti. Ateik. Nesispardyk. O, hebrytė, tai greit parodau. Aba. Eik, tu visas rankas išmaliavai. O da, kiek tu kakinį, tu mano tu pašarų ten pritvadėjęs kiek esi. Visas apsivafliavo šitas va. Visi šonai, visas rankas mano nuvarė. Čia keržas buvo. Gerai dirb šitai saikis va. Krent visur va. Boilių privaręs. O, koks gražutis. Einam, leidam. Persimėsim laukam karpiaus. Nu, hebrytė, ką? Polinioko dabar pasnio kibimo. Žodžiu, biškai nusprendžiau daugiau papasakoti trumpai apie pačią sistemą. Pati sistema ir, kaip gal ir matėt, inlines. Aišku, čia pas manęs sektorių ir eglučių. Gan vis tiek... Dėkim kažkur apie 15, gal 18 cm aukščiaus tokių. Tai pasirinkau, aišku, jau žinojau, kur važiuoju. Iškart jau galvojau prieš žvybą pasiruošdams. Iškart nusprendžiau, kaip ir ką darysiu. Tai iškart jau nusprendžiau žvejoti su 20 cm pavadėliais. Tai geriausiai bent dabar dirb orka. Dumbeliuks, popiks, apipjaustau, ten realiai liekt. Nu, kas žinau čia liekt. Gal kokiu 8-9 mm boiliuks ant D rigo va šitais sistemėlės, pati sistemėlė 20 cm ilgiaus, nes vis tiek, jeigu pažiūrėkim, ar markiai rojatės, ar dėkim su echolotu žiūrit, vis tiek pamatysit ir tų vietų, kur yra išvaresnė tie dugnai, ir kur ir tų žolių, ir pagrins eglutė. Aišku, šilties orai gal ta biškė eglutė daugiau ir suaugs, bet kaip sakys, tiek sprendimą kažkokį rasit, kad pagaut žuvį, kad karpis lengviau rastų masalą. Aš specialiai dėjau popiką, bišką apipjausčiau, kad popiks biškėlį kabliuką kaip švins skęsti į apačią, o vat, popiks neleid į tą eglutę sukristi iki galo. Ir vis tiek man virš eglutės ten gal kokiais 2-3 cm stov masals ir karpis vis tiek lengviau randa. Bent kol kas, kiek aš dabar pastebėjau. Bet, kaip sako, žolių nėra ko bijoti, sprendimą gali rasti, tik tais reik norėti galvoti. Tai va, o mano sprendimas buvo toks, kad 20 cm pavadėlios turi užtekti, 2-3 cm virš žolėlės ir iškilę, švins pasideda ant dugnaus, o pavadėlis per ilgį stol ant žolės pasidėjęs pats mano popiks su pavakoinė. Tai va, pavakoinė, 2 tirpukai krillfruti. Ir viskas, tai va, ir po biškių važiuoja, niek negal sakyti. 2 lynai krante, 2 karpiai krante, 1 karpis atsikabino, bet žvejyba jau kaip ne parai nepraėjus jau, kaip sakoma, viskas liuksiškai ein, o da kaip su tokiais orais, tai dabar šitas išvietė saulė, dabar niaukas, tikriausiai šiandien pradės lyt, tai vėl oro permainos, žodžiu, bet bandysim kažką iškrapštyti dar. Ir būtinai kažką jums parodyti. Tai va, bent aš vat naudoju, aišku, galit naudoti, bandyti helikopterį. Helikopteris irgi puikiai tink, su helikopteriu galit, va, dėkim, nu čia daug aš mes pasakoju pradedančiajam karpininkui, nes
profesionalas taip jau tas įgūdęs karpininkas jau viską čia žino, aš nieko naujo čia nepapasakosiu. Aišku, kas jau važiuojat, dėkime kokios nors ir daugiau tų žolynų, ar sunkiau surasti švarų dugną, tai rekomenduočiau, aišku, gal dar būtų ženkliai pranašesnis dalykas, jeigu inlines, būtų helikopteris. Na va, ir viskas, su helikopteriu galit pasireguliuoti pavadėlių ilgį, viską matot, kad nerand masalo, biški dar, dėkim, pasilginot, ar nepasikert, tai vadinasi, jeigu normaliai nepasikert, reiškia pavadėlių ilgis ir per ilgs, ir jeigu karpį palaikė ten keletą minučių ir karpis atsikabino, atsipurtė, tai vadinasi ir pavadėlis biški per ilgs ir normaliai į tą kietąją dalį lūpos neįsikabin kablys. Ir viskas, aišku, su helikopteriu būtų paprasčiau, nereikėtų su pavadėliai žaisti. Susirišat kokį 15 cm pavadėlį ar 20 ir reguliuojat su gumelė ir, kaip sakė, ir atrasit tą tinkamą dydį, tinkamą variantą. Ir viskas hebrytė. Daugiau nėra, kaip sakė, ką pridurti, geriausiai dirba orka, taškai visur ir esu per visą sektorių skaidęs meškerės per visą sektorių į kairę, per vidurį ir į dešinę. Visi yra ant 105 metrų atstumo, vieną tašką radau seklesnį, 2,1 metrą ir iš to taško važiuoju puikiai va šitas karpiai. Ir viskas, iš kitų taškų, vien tik linai, kur gylis ten yra 2,9, 2,8, kitur 2,7, neradau kažko, nebent reikėjo artintis, kad rastum biškį seklesnę vietą. Tai va, ir viskas. Tai va tokie reikaliukai apie mano šios žvybos sistemas. Pašarai dirb, linioks, kaip jau matyt per kameras, kakin tropniai tais boiliais, viską puikiai valgo ir be problemų. Tai vadinas, kaip sak, Aikis dirba, aš esu irgi Aikiu patenkins ir tikrai bent kol kas apie kažkokį boilių keitimą net neįsivaizduoju. Pradėjau žiūrėti su Aikiu ir viskas liuksiškai važiuoju, viskas ir, kaip sak, liuks. O vandens temperatūra realiai yra apie, dabar kaip persimetinėjau, rodė 11,5, tai per naktį atvėso, vakar 12,5 rodė, dabar 11,5, taip 11,5, tai plius minus kažkaip taip skiras, kur žiūrinti plauki per vandens paviršių, į vietom iš daugiau rodė, vietom iš mažiau, tokiam srovelėm, ne veltui čia tvenkinys yra. Na va, ir viskas, tokia sistema. Sak, bandykit, važiuokit, gaudykit, karpiai jokim, jud. Ir viso. O mes, tiksliau, aš lauku sekančio kibimo. Važiuojam, kibro, važiuojam. Mažas, bet piktas. Pagydom. Apla kabliuką reikėdam atkabinčiai po pirmą, tada gydyti. Sakyčiau. Gal. Bet orka dirbi, tada į tas tašks gers ir. Kaip sakė, irgi ten. Tas sekliuoji vieta. Toks tas nedičkiokas. Sportinis. O koks. Šitą paleisim atgal. Mažylį. Nu nieko, užaugs. Porą metelių. Ir bus jau geras priešininkas. Traukiam žuvį. O kai važiuoja. Pasaka. Let me
Pagal viską tas turėtų būti didžiausias. Nu, ateik pas mane, ateik. Opa! Paliečiau. Jautrė vietą, įsigando. Opa. Oi, kai deda. Džiazą. Paliečiau jautriausią vietą karpiaus. Prie kiaušinių. Na, ateik. Aba. Eik, tu savo, kai duod. Tik prikišu graibštą į maun. Na, ateik. Nesispardyk. Nu, gal į vakarą dar. Iki rytojos gal dar sujudės didesnių. Jau pabišk kalibras didėjai. Pristrauk didesnį. Eina savo. Nu jo, tas bus didžiausias. Biški padraskyts. Ir turi randukų. Mes ane pagydysim. Jau sak. O, biški papūsim. O. Duok burnytę. Nu ką, su šito irgi reiks nutvarkyti pasidaryti. Nu, įveitė. Einu. Darysim mes nutvarkyti. Va, koks juodas gražus karpiokas. Nu nieka, va, pabiški kalibras didėja. Gal sulauksim gerokai, gerokai plus 10 ir į viršų. Kaip jau žadėjau, einam parodysiu, kaip viskas atrodo ten pavėsiniai ir kur galit pasiimti visus matus, svėrimo maišus, graibštą, galit įsigyti Aikė boilių. Tai žodžiu, viską to aprodysiu. Viskas ir čia. Tai vat viską rasit, va čia ateisit, pasiimsit. Jeigu reikia, kažkim pritrūkot pašarų ar pamiršot pasiimti, galit gauti va vakterį, popikų, įvairių skonių boiliukų. Na va, hebrytė, va, jeigu reikės, jie dar ir palečio savininką gamybos. Irgi, sak, pasiteisnės dalykas. Na, rasit, kaip sak, viską čia prie vietos. Ak, hebra, važiuojam, Jessica, vėl. Įtempliojo. Judam. O, vynioja. Išeina. Uba. Tokiais orais žuvis kepurę vos nepamečiau su mikrofonu. Ai, čia ne karpis, lynas. Lynas. Kodėl, kad taip lengvai parsivilka į krantą. Nežinau. Nežinau, su tas kibimus kaip jums berodyt, neberodyt.
ar rodytis, kad didesnę žuvį pagauni, nes, žodžiu, video gausis ilgs, begalinis. Tai, žodžiu, bandysiu rodyti, nebent jeigu kažką didesnio pagausiu. Nes, žodžiu, kimto žuvis, tai tas, tai linai, tai karpiai. Žodžiu, viskas jud, viskas teisingai parinkta, viskas masalai yra tiesiog ledas, saldainis. Ką čia galime daugiau be pridurti. Tai va, chebra, žodžiu, darysim taip. Rodysiu, jeigu pagausiu kažkokią didesnę žuvį, dar kažką. Nes jeigu rodysiu kiekvieną kibimą, tai čia, žodžiu, video gausiu 2-3 valandų. Nu ką, chebrytė, labas rytas. Tai kokie dalykiukai. Vakar, kaip sak, dar pagavau vieną lyną ir 2 karpiukus nedidelius, bet tų jau nebefilmavau. Ir, žodžiu, meškerių irgi nepermetinėjau, norėjau normaliai naktį įsimiegoti. Žodžiu, taip ir taip jau gan neblogai ta žvyba, viskas gerai čia man pasisekė, sugaudžiau gan neblogai. Tai, sakau, paskutinę naktį reikėtų biškį leisti savo įsimiegoti. Tai daugiau kažko tokio nieko ir nebefilmavau. Susirinkom irgi iš kitų sektorių su chebra, pašnekėjom, kaip kas, apie taktikas, kaip kas gaudė. Ir dabar vat parodysiu jum jau prieš atsisveikinant, kas geriausiai dirbo, bent man iš masaliukų. Kaip jų dar aš mes buvau minėjęs, tai čia reziumė. Geriausias variantas buvo bent dabar šiai žvybai orka. Apipjausdavau dumbeliuką, nes viduje dėžutė yra 14 mm paprasti klasikiniai boiliai ir yra dumbeliukų. Tai aš tos dumbeliukus apipjausinėdavau ir dėdavau ant sistemėlės. Ir viskas, ir bent tas vienintelis variantas. Taškai iškart galiu pasakyti. 100 atvažiuoti 5 sektorių, 105 metrai. Tiesiai palei savo sektorių ribas, rasit sieklių 2,1 metrą, apie 2 metrus, ten tokie jau pakėlims gaunas, tai jeigu kas jau važiuosit neužilgo, žiūrėt dėkim jau, kaip vis tiek daug pavasaris dar šaltas, daugelį žuvų laikos ten, nes kiti giliai taškai, tai, aš jums linų pagavau, bet iš tų kitų taškų nieko, kaip sakė, ir neužkibau, ne vienas karpis nedirbo. Tai vieną tašką, kur radau seklesnį, tas taškas dirbo ir važiavo. Tai vat, chebrytė, tokie reikaliukai, 105 metrai, sektorių ribos ir arba gali dar, jeigu išėjęs dar parodyti, vat, ors laukit baisulinis iš viso pradėjo vėjai sukilo. Tai, žodžiu, noris dėtis daiktus ir, kaip sako, varyti jau namo. Tai, žodžiu, chebrytė, ten kaip dabar ir įlanka jau šitas prasideda. Tai va ten į toks raudonis, jeigu aš jums per kamerą negaliu pritraukti, ir koliuks. Įgrinai sulik to koliukų palei įlanką, kur prasideda. Ir tas jūsų sektoriaus ribų matuoklis. Ir sulik to matuokliu 105 metrai ir sekliuks toks perkritims ir į viršų. Ir ten gaudžiau ir geriausiai važiavo karpiai. Tai va, tokie reikaliukai. Tai su jumis atsisveikinu. Kintų video įkėliau tik vakar, tai stebėkit, kaip sakant, aš mes šitą video kėlės tik po savaitės, tai, kaip sakant, kad žinotumėt laimėtoją, kaip žadėjau, iš komentarų išrinksiu po savaitės laiko ir, kaip sakant, stebėkit, jeigu kas nepastebėsit, stebėkit savo parašytus komentarus po video ir rasit ten visą, kas kur, kas laimėjo. Tai, kaip sak, darysim, kaip matau, kad jau komentuojat, kad reikia konkursų, daryti konkursus toliau, tai darysim konkursus toliau, bet aišku, paminėsiu konkurso sąlygas. Konkurso sąlygos yra tokios. Turit būti būtinai pasubscribinę kanalą, uždėti laiką ant paskutinio video, pakomentuoti ir tada jūs dalyvaujat konkurse. Ir siūskit savo žuvų laimikių nuotraukas, ką jau pavasarį pagaunat. Aišku, žuvų rūšis irgi vėl nesvarbi, gali būti karpis, lynas, šamas, nesvarbu.
elektroninį paštą dar nesu sukūręs, į Katrą siųsti, nes pasikeitė kanalo biški pavadinimas, nes planavau biški šiais metais pažiūrėti biški įvairesnę žuvį, pavažiuoti į laukinius, gal kokį karšiuką pagauti, dar kažką, nu biški tokį įvairesnį turinį padaryti. Bet aišku, mes karpį nepamiršim, gaudysim į karpius. Tai nesu dar sukūręs, nes pasikeitė pavadinimas, nesu sukūręs dar elektroninį paštą į Katrą siųsti, tai elektroninį paštą rasite video aprašyme, į Katrą siųsti savo laimikių nuotraukas. Tai ką žvejai, ačiū, kad žiūrėjot, tikriausiai video patiko ir, kaip visada, susimatysime ant kranto.